Ežiukas rūke. Filmukas įgarsintas mėgėjiškai mokymosi tikslais. Filmuką rasite bitmania.net. Vakarais ežiukas eidavo pas meškiuką skaičiuoti žvaigždžių. Jie atsisėsdavo ant rastelio ir siurbčiodami arbatą žiūrėdavo į žvaigždėtą dangų. Jis kabėjo virš stogo, tiesiai už kamino. Nuo kamino į dešinę buvo meškiuko žvaigždės, o į kairę ežiuko. O aš jam pasakysiu, aš tau aviečių uogienės atnešiau, o jis man pasakys, va virdulys atvėso, reikėtų šakelių užmesti, šitų, kaip ten tų, kadaginių. Aš jam pasakysiu, o aš jam pasakysiu, o aš jam... Įdomu, pagalvojo ežiukas, jeigu arklys atsiguls miegoti, ar jis paskęs rūke? Ir jis ėmė lėtai leistis nuo kalnelio, kad pakliūtų į rūką ir pažiūrėtų, kaip ten viduje. Va, ir netgi letenų nesimato. Arkly, bet arklys nieko nepasakė. Beprotis.
Ežiuk! 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 Oho, ho, ho, ho! Aš upėje. Tegu upė pati neša mane, nusprendė ežiukas. Kiek galėdamas giliau įkvėpė ir jį ėmė nešti tolyn, pasroviui. Ežiuk! Aš visiškai peršlapau, aš greitai nuskęsiu. Staiga kažkas palietė jo užpakalinę leteną. Atleiskite, be garso tarė kažkas. Kas jūs ir kaip čia atsidūrėte? Aš ežiukas, aš įkritau į upę. Tada sėskitės man ant nugaros. Aš nuplukdysiu jūs į krantą. Dėkoju. Nėra už ką, tarė kažkas. Ežiuk, na kurgi tu buvai? Aš šaukiau, o tu neatsiliepiai. Aš jau ir virdulį stoginį užskaičiau. Pintus krėslelius pristūmiau, kad žvaigždės skaičiuoti patogiau būtų. Ir va galvoju, tuoj ateisi, atsisėsim arbatėlės pagersim su aviečių uogienė. Juk tu aviečių uogienę neši, ar ne? O aš ir virdulį užskaičiau, ir šakelių šitų. Kadaginių, kad dumelis būtų. Ir juk kasgi be tave žvaigždės skaičiuos. Meškiukas kalbėjo, o ežiukas galvojo. Visgi gerai, kad mes vėl kartu. Ir dar ežiukas galvojo apie arklį. Kaip jis ten? Rūke. Tekstą skaitė Kyvi. Filmą rasite bitmania.net.